Sužaistos Lietuvos futbolo A lygos 8-ojo turo rungtynės. Gargžduose Klaipėda priėmė Mažeikius ir svečiams nusileido 2-4. Rezultatyviai mažeikiškiai praėjusiame ture žaidė ir prieš kitą Uostamiesčio ekipą. Tuomet Atlanto klubo vartininkas iš savo vartų tinklo kamuolį traukė net 5 kartus. 3 pergalės savo sąskaitoje turinti antrą sezoną aukščiausioje lygoje dalyvaujantį Mažeikių komanda turnyro lentelėje 6. Klaipėdos ekipa žengė prieš paskutinėje 11 vietoje. Klaipėdos komandai yra daug talentingų jaunų futbolininkų ir analizavę kai kurias jų sužaistas rungtynės, kad ir pirmasis su Šiauliais 0-1 sensacijos, sakykime, tos rungtynės, sensacijos gal ir nepavadinsi, bet gero lygės rungtynės 2-2 su Ekranu, tai mus privertė be abejo ypač kruopščiai ruoštis. Kai komanda žaidžia iš visų jėgų, rezultatas iš karto pastebimas. Antrojo kėlinio viduryje mano žaidėjams tų jėgų pritrūko. Gerai, kai komandoje 25 futbolininkai, tačiau man reikia verstis vos su 10 profesionalių žaidėjų. Kitose susitikimuose Vilniaus Žalgiris pasiekė šio sezono rezultatyvumo rekordą ir net 8-1 nubūdė Klaipėdos Atlantą. Po šio laimėjimo sostinės ekipa šoktelėjo į pirmąją lentelės vietą. Taip pat 19 taškų turinti Marijampolės Sūduva 3-0 įveikė Tauragės Taurą. Į trečią lentelės vietą nukrito čempionų titulą ginantis Panevėžio Ekrano futbolininkai 0-0 sužaidė su 4-oje pozicijoje įsitvirtinusiu Šiaulių klubu. Sėkmingą žaidimą demonstruojanti debiutantė Alytaus Dainava 2-1 nukovė Gargždų Bangą, o Kruoja 2-0 palaužė pergalę šiame sezone dar neiškovojusi FBK Kauną.